Nu labs, iškart prie reikalo, dabar bus knygos apžvalga Valios galia. Čik, 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 čik. Ir stengsiuos įtilpt į 10 minučių, čia bus ir vizualų visko, tai žiūrėkit žodžiu. Valios galia. Knyga vien tik tas apie valią, labai gera knyga, aš stengsiuos įtilpt į 10 minučių, neišsiplėtosiu, pasiskaitysit, sužinosit daug daugiau. Aš pasakysiu tik tas esminius dalykus apie valią, ko aš sužinojau, ko aš gal prieš tai žinojau, bet ko aš dar daugiau sužinojau. Tai pašnekėkim apie valią. Valia tas toks labai keistas dalykas, ane, tu nežinai, kodėl kiti žmonės turi nors daugiau, kiti mažiau. Atrodo, kiti išvis ir labai disciplinuoti, o kartais tau atrodo, kad tu išvis net negali padaryti, o kiek norėtum kuo daug padaryti, bet sakai, aš neturiu valios, tiesiog kaip teikia kiti žmonės. Tai to knygų labai daug paaiškina apie to valią, kurie kiti žmonės anos turi daugiau, tam tikras momentas, kurie kiti žmonės mažiau, kaip mums, aplamai, kaip ta visa valia, kiek ir daug tyrimų padaryta, kiek daug ir eksperimentų padaryta ir ką perskaitai to knygą daug labiau supranti. Bet žodžiu, to knygo esminiai dalykai tokie. Valia iš esmės ir kaip raumuo. Ir padidinti mes galim tam tikras pratimas, ta prasme, tam tikrom veiklom, sakykim, sportuodami, arba tiesiog stengdamės kažko daryti, prisiversdami save, mes to valią galim didinti. Bet, pavyzdžiui, sakykim, kai mes atsibundam rytmetį, ane, mes esam išmiegoję, tą dieną mes turim tam tikrą kiekį valios. Sakykim, šiandien atsikėliau ir čia yra mano visa valia. Ane? O to stiklinė yra mano visa valia. Ir mums valios reikia visur. Mums reikia nueiti į darbą, mums reikia nueiti į mokyklą, mums reikia daryti namų darbus, mums reikia visko daryti, kas mums gal nelabai patinka, tam reikia daug valios, ane? Tai sakykim, mes atsikėlėm rytmetį anksti ir reikia atsikelti, nes nenorim keltis, mes keliamės, tam naudojam valią, ane? Tai mes jau biškį valios prarandam. Tada mes nueinam į darbą, atbūnam darbą visą dieną, dar darbą būna sunkia, reikia prisiversti tai daryti, 8 valandas daugiau dirbti, ne? Mes jau valios irgi prarandam daug, ne? Dar reikia nueiti į sporto salę, ne? Jei norim pasportuoti ir kažko, vėl reikia valios, nes tu ne per labiausiai benori vis tik sportuoti. Vėl valios išpilam. Ir galų gale mes dar norim maitintis sveiką. Tai, kad atsisakyti, sakykim, kokio nesveiko maisto, mums vėl reikia valios. Žiūrėk, tą dieną mes valios nebeturim, bet diena dar nesibaigia. Ir būna taip, sakykim, kad reikia dar vakus paguldyti arba su savo antrą pusę kažko pašnekėti. Ir, sakykim, jei antrą pusę kažko pasakas tau nepatinka, arba vaką elgas ne taip, kaip tau patiktum, tu ant anų greičiausia pradėsi rėkti, pykti ant anų ir bus kažkoks konfliktas, o kodėl tai bus? Nes tu nebeturi valios. Ta prasme, tu nebeturi valios, tu jau vis išsekęs ir tu vietoj to, kad tu gražiai pasišnekėtum su savo šeimyna, tu greičiausia tiesiog pratrūksi. Čia labai toks elementarus pavyzdys, gal net jūs net nesupratot, gal man paaiškinimas labai kvailas čia buvo, bet esmė tokia. Kiekvieną dieną mes turim tam tikrą kiekį valios. Ir reikia labai atsargiai to valią naudoti, nes to valią galim greit išnaudoti. Daugiausiai mes valios turim atsikėlę iš ryto, gerai pailsėję, išmiegoję 7 daugiau valandų. Ir kodėl nebereikalai daug patarimų, kad sunkiausias dienos užduotis darykit nuo ryto metą, nes tu tuo metu turi daugiausia valios. O sakykim, vakarė tu jau esi išsekęs ir tavo valios rezervo ir maži. Bet va, ko aš galiu jūs visus, jūs visiems galiu gerą žinią pasakyti, kad valią, kaip raumenį galit treniruoti, ne? Kaip ir sakiau, sportuodami, darydami dalykus po biškį, kas jums nepatinka, prisiversdami, tai jūsų valia padidės. Tai va, aš irgi tokį vizualą padarysiu, palaipsniui ta valia padidės. Tai sakykim,
iš tokios stiklainės jūs jau turėsit va tiek tos valios ir galėsit daug daugiau dalykų padaryt, prisiversti, ane? Ir aplamai tų knygų labai daug įdomių dalykų rašo apie tą patį mūsų organizmą. Kodėl, sakykim, kai mes daug valios išnaudojam, mes visąlaik dažnai norim kažko saldę pavalgyt, ane? Sakykim, po kokios sport salės, ar sakykim, labai daug protinės veiklos reik daryt ir mes labai pavargstam, mes norim kažkokių saldumynų. Mes saldumynų norim vien dėl to, nes mes norim gliukozės. Mūsų smegenys, mūsų raumenys, aplamai mūsų kūnas išnaudoja gliukozės daug, nes valia reik energijos, ane? Dėl to mes visąlaik norim saldumynų. Aišku, kad tau gliukozę gaut, mums nebūtina reik būtent cukrų, saldumynų, mes galim ir iš sveiko maisto to gauti. Bet irgi to knygų daug tokių patarimų, kad va, reik labai sveika, gera maitintis, gera miegot. Nes jei, pavyzdžiui, neišmiegosi gera, jau tavo valios galia bus daug mažesnė, ana nespės atsistatyti ir tu, sakykim, išmiegojai kokias 5 valandas, tu tikrai atsikelsi rytmetį ir tau vėl nebus valios rezervo pilna. Tu greičiausiai atsikelsi toks pustuštis ir tau jau diena neįpusėjus, tavo valia jau bus pasibaigus. Ir sakykim, kad tu žmogus valios nebeturi, išnaudojies, esi pavargęs, tu to knygų rašai ir darbe gali turėti daug problemų, nes tu vietoj to, kad su kolegom gražią konstruktyvią dalį šnekėtumės, kokius konfliktus ar problemas spręstum, tu greičiausiai elgsis neadekvačiai arba bent jau įtauposi. Valios galia, labai gera knyga, labai daug galėčiau čia šnekėti, bet nenoriu per daug išsiplėtoti. Valią mes galim savo didinti. Ir valią reik labai protingai išnaudoti. Reik stengtis savo popierim išnaudoti svarbiausiams dalykams, o tiems tokiems nereikšmingiams dalykams mes galim palikti savo tos likučius valios, kaip sakant. Ir kai kurie žmonės to ir daug valios, kai kurie maža valios, čia toks kaip aiškiai ir genetinių tų niuansų, bet iš esmės viskas priklauso nuo pačių žmonių, kaip они to valią išsiaugot, kaip они neišsiaugot. Geriausiai ir sako to knygo planus susidėlioti, savo motyvus susirašyti, kodėl tu nori to padaryti. Sakykim, kad ir nebebus tos valios, to rezervo, bet jei tavo mintis bus, kad tau reik šeimą išmaitinti, jau vien tas tikslas, jau vien ta motyvacija tau padės. Valią galim ugdyti, valią ir kaip raumuo. Mes galim padidinti anos rezervus, bet vis tik ana visados bus ribota tam ta diena atsikėlusi. Tai išnaudokim protingą ir va taip. Siūlau paskaityti tau knygą, aš niekada nesugebėsiu atpasakoti. Perklausiau tau knygą, ana buvo virš 9 valandų trukmės, tai įsivaizduokit, ten labai daug ir mokslinių paaiškinimų, labai daug ten įdomiai pasako, kokius eksperimentus dar su žmonėm, ko daug išsiaiškint, su ta pati gliukoze, su ta pačiu miegu, emocijom. Įdomi. Tokį va būt patarimą. Aprūpint visąlaik savi gliukozę, išsimiegoti gerą, aplamai gerą valgyt ir stengtis pačias sunkiausias užduotis daryt nuo ryto metą ir vakarį stengtis nekonfliktuoti su savo šeimyna ar taip su kokiais žmonėm, nes vakarį visąlaik būsit irzlūs ir aplamai to knygo dar įdomiai rašo apie dietas, kad geriausia dietų išvis nesilaikyti, nes jei tu laikas dietas, tonos laikas, tu išnaudoji savo valią, tada tu palūžti, pradedi valgyti. Žodžiu, neefektyvūs dalykai, labai ten įdomiai parašė ir siūlau tiesiog paskaityti. Dar va irgi patariams, neužsiimti kokias 3-5 tikslas vienu metu. Sakykim, užsibrėžę tikslą, kad nori, sakykim, ten, elementariausia, užsibrėžę, kad nori nerūkyti, tik tas ir nerūka. Nepadaryti taip, kad va, aš dabar nerūkysiu, cukraus nevartosiu, ten vien tik sveiką maitinsiu, bėgiosiu, sportuosiu. Ne, vieną dalyką, nes reikia atsiminti, valios
valios nėr ten beribė kiekiai, valios yra nedaug. Ir sakykim, kad tu kodėl daug žmonių pradeda vėl rūkyti, kad stresus atsitinka. Stresą išgyventi irgi reikia labai daug valios. Ir sakykim, jei tau vyko koks nors pilnas streso laikotarpis gyvenime, tu savo valią išnaudoji to stresą išgyventi, ten susitvarkyti visokius reikalus, ane, kad tau kels stresą ir tau ta valia sumažėja ir tu vietoj to, kad atsispirtum rūkymo įpročio, tu vėl pradedi rūkyti, nes tau jau valios nebeužtenka nepasiimti už cigaretės. Toks paprastas elementarus paaiškinimas knygo buvo. Tai va, apie valią. Siūlau perklausyti, nežinau, aš visko klausau per Audible, Lietuvoje irgi ten kažkokia ir ta lietuviška, tai labai geras dalykas. Darbą, sakykime, jei nedirbat kažkokį sudėtingą darbą ar namus tvarkydamais galite įsijungti, pasiklausyti. Labai daug ko sužinosit, labai daug ko paaiškins ir viskas pasidarys aiškiau ir galėsit visais taikyti. Svarbiausia, čia labai geras dalykas, nes viskų gali visais taikyti, tik kitam gali patarti. Ir nebereik tenas, kodėl kiti daug žmonės valios turi, kiti disciplinos turi. Ne, viskas paaiškinam. Ne vienas nėra supermenas, ne vienas nėra gėmės, ten kažkoks žiauriai unikalus. Ir viskas ir gera, žodžiu, su tavim nieks nėra bloga, kad va, tu ten tingus esi ir kas su visas būna tam tikros situacijos, viskas priklauso nuo aplinkybių, nuo veiksmų, žodžiu, daug niuansų. Tai va, ačiū, kad žiūrėjo ir iki kitų susitikimų.